Ne taip seniai susitikę su aplinkos ministru. Su aplinkos ministru buvom susitikę, kaip čia jau, Mazuroniu. Šiaulietis, mano ten kraštietis. Tai aš stovėjau veidu į jį netoli ir jisai visą laiką raudonavo ir mėlynavo. Ir paskui mačiau, kad žmogui ištiks infarktas, tai išėjau pro duris, kad jis lengviau galėtų balsuoti už Skalūnus. Ir žinokit, aplinkos ministras nubalsavo už. Manau, kad reikia šitą praplaut smegenys užsismirdėjusiai aplinkos ministerijai. Jeigu, reiškia, Paksas yra Žemaitis, visi šiandien, kas turite internetą, rašykit Paksui laiškus į Europarlamentą, jis privalo jūsų laiškus skaityti. Tavo aplinkos ministras yra Judas. Taip ir parašykit. Jam, reiškia, jam Stansikinė pasakė, reiškia, jie sako, ministrė, jums visą laiką trūksta įrodymų. Sako, jums mokslininkas pusę valandos aiškino visus įrodymus iš viso pasaulio, iš visų studijų. Tai jai sako, tu patylėk, aš pats viską žinau. Nedašuta jam, nu. Suprantat, jeigu jie ieškotų naftos, pusė bėdos, naftos gavyba būtų dar palyginus su tais velnės Skalūnais, būtų niekas. Bet koks beprotis? Lietuva, kuri praktiškai turi tik žemę, miškus ir vandenį. Leisti savo, reiškia, varganoj lietuvėliai pompuoti į požemius vandenį, kur atvirai pasaulio žmonės yra pasakę, mokslininkai, užnuodyti požemius 1000 metų, tai gali tik beprotis, išprotėjęs žmogus. Jeigu jis yra papirktas, vis tiek jis turi būti išprotėjęs, nes protingas žmogus nesileis papirkamas dėl savo tautos ir savo žemės nuodijimo ir vandens nuodijimo. Tai yra beprotybė. Reikia pripažinti, kad jeigu šita valdžia ir Butkevičiui mes turim pasakyti, aš prašiau visų Seimo narių, kad pasakytų, jeigu eis prieš savo žmonės tokiais atvejais, jie neturi jokios ateities. Jo, prieš rinkimus atsiminti reikia. Niekas nebalsuos nei už tokius kaip Butkevičius tada, nei už tokius kaip Kubilius. Ir socialdemokratai šiandien, aš nesu jokios partijos narys ir už nieką negituoju. Bet mes atėjom tokią ribą, kai šitą valdžią turi parodyti, ar jie su žmonėm, ar jie prieš žmonės. Jeigu jie prieš žmonės, jeigu prezidentė bus prieš žmonės, aš manau vėliau ar anksčiau greit žmonės nuo jų visų nusisuks. Ką? Nenuliuskit, kai išgirskit bet kokią žinią. Netikėkit visokiais Judais Valatkom. Kitą kartą sudarysim platesnį sąrašą. Nueisim, padėkosim Valatkai, nueisim, išaiškinsim aplinkos ministrui viską. Ir aš manau, kad tikrai dar atšils orai, dar kol sėja neprasidėjo, mes dar parodysim.